Ir nusileidau nuo tos viršukalnės. Nu, kaip sakyt, čiuožiau tik be slidžių. Ne ant subinės, aišku, bet jau buvau pritupęs. Slidinėjimas geras, nes smulkis kalda ir ten aš tuo labiau ružavesniu keliu ėjau, ne to baltu. Tuo baltu iš pradžios norėjau varyti, nes tipo greitesnis ale, bet pažiūrėjau statesnis, tai suprantama savaime, kad jis greitesnis. Bet pasirinkau saugumą. Va, kažkiek proto yra. Nes ten tai tikrai būčiau čiuožęs. Nu tai va. O dabar ką? Papras keliuks, kaip matas, link to ežero. Tas ežeras, kai tik kokį mes ratą darėm. Eina savo, mes kiekvieną viršūnę pabuvojam, kiekvienoj viršūnė. Čia neblogas buvo haikas. Paskaitau. Bet dabar grįšiu lengvesniu, tiesesniu ir greitesniu keliu, nes aš jį tiesiog matau iš viršaus. Kai apačioje esi, tu net nelabai gaudais kuris. Bet kai užlipi viršų, matai, čia viskas einam ten. Suskambėjo baterija, kad liko 10 procentų. Tai draugai, įsivaizduokit. 3 filmuojant, nes į vieną trajektoriją, bet į abidvi 3 vaizdą. Žygis truko apie, tuoj pasakys tiksliau, kiek aš jau pradėjau taip įjunginėti pabiškį. Truko apie 3 valandas, 3,5 valandos. Ir taip, žinai, pabiškį įjungi, išjungi. Ir va, tiek truko baterija iškraut. Aš dar turiu atliekamą vieną. Taip ką, nepergyvenam, nei kiek, o lipam žemyn. Все, iki skambina Andris, davai. Kokie draugai tyla aplankė šakės. Žiūrėk, kokia tyla, pasiklausom tylos. Ausise net spengia kaip tylu. Kitu keliu einu, tai paprastesnis, greitesnis, tiesesnis. Ta prasme, mes ratą padarėm priekybėm. Bet tu man gražus kalnų takelį. Biškai aš ir ramesnis pats palikau, kai tokią tylą įlindau, tai net kalbėt nesinori. Tylų gerą, pasiklausykit. Šits kelias tada lengvesnis, kurio aš dabar. Nu, prieš tai irgi lengvas buvo, o dabar reiks tą serpantiną praeit kažkokį. Prieš tai irgi lengvas buvo, tik kad labai per aplinkų ir žemyn aukštyn. Šakės. Bet kaip sakiau, mes lengvų kelių neimam. Man visada patinka užlipti viršukalnę sunkių kelių, o nusileis kokių įspūdingų gražių. Tai va panašiai ir dabar gaunas tikrai gražus vaizdai, atsiveria žalios pievos. Nu, gražios žalios pievos ten. Gražu, draugai. Tai va, tiek. Norėčiau ir pažvejoti, aišku. Bet tos idėjos tikrai nenumesiu, kad mažas pinigėlį tokį.
Nu visiškai miniatiūrinį. Nereikia jokios stebuklos. Kad užmesti ir pažiūrėti, kas tam ežerėlį ar upelį gyvena. Gali ir be kabliuko būti. Tiesiog pajaust tą suvirpėjimą meškeriko čia. Pasilga žvejybos. Žvejyba yra jėga. Bet čia gamta. Dabar, man sakau, yra keli dalykai, tai kas patinka, tai visa ta gatvės gimnastika, aišku, nepasakysiu pagal mane, kad aš gimnastas belia koks, bet padarau kažko. Vėliau kelionės, geokečinimas, žvejyba, žuvis, žuvies paruošims, žuvies ragavimams, nu, tikrai. Vat žuvis man patinka pagauti, išmesinėti. Aišku, prie ką čia žuvis kalnuose, nu, bet tie upeliai, tas švarus vandenėlis, o prie to nes čia gyvena. Pirmą bateriją iškrovėm, teko pakeisti atsarginę. Kokie vaizdeliai, draugai, atsiveria. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kokios žalios pievos. Kokie grožiai. Čia aš prie tokio skardelio. Tiesiog čilinu. Kaip gera tiesiog taip atsisės, supranti, ir apmąstyti apie viską. Kurie linksmė tu judi, ką tu veiki, ką tu darai ne taip, kas tylu. Tik tu ir Dievas. Ja. Ką, tęsiant mūsų kelionę, kliūčių ruožas ir įdomesnė trasa, dėl to noriu pafilmuoti, nes tikrai čia gražiau jau biški. Biški ta statmenuma yra. Ja, fainas keliukas. Čia tokiom olom įdomiau. Atrodo baisiai, bet taip nėra. Labai patogios uolos. Tiesiog wow. Wow. Čia tikrai įdomesnis, kad kartais žiūriu, biškai žmonės buksuoja, gal šiaip čilina. Nu ką, reiks ir olom palikti biškį, nu.
I'll show you. I'll stop here. Okay. Yeah. Biški teka ir paeit skardžiais, šlaiteliais, kur reikėjo ir įsikipt su rankom, bet patika. Man patinka. Pažiūrėkit, kokie grožiai. Wow. Ten žmonės tiesiog raskladuški pasidėjo čilina. Va čia tai gražu. Aš galvojau, kad viskas nebus nieko gražaus, o čia toks atsiveria, wow. A jūs galit pagalvoti, koks pasaulis gražus yra. Tai čia dar aš Machu Picchu nebuvau. Nu kaip, Machu Picchu esu daug kartų buvęs, kai kažko darbę nepadarau. Tada būnu pasiūstas į Machu Picchu. Bet šiaip gyvai tikrai ne. Tikrai nebuvęs, bet va, įsivaizduokit, tenai žiūri, eik savo gerą. Tenai šilina žmogelis, šiliukų gauda, antras kladuškis. Jo. Nu ir baigęs tas mūsų kliučių ruožas. Tikrai tas kliučių ruožas buvo toks biški mandresnis. Tikrai mandresnis. Aš galvojau, kad iki tą ežerą netoli eit. Sakau, 30 minučių. Nieko panašaus. Nieko panašaus, draugai. Iki to ežero eit. Valandą gal. Nes einu. Tas ežeras kaip tas pats atstumas, taip tas pats. Bet ten šilina. Antras kladuškas žmogelis. Reik dar pažiūrėti. Tikrai vaizdai verti Oskarą. Manau, kad reik droną pakelt. Tenais reik droną kelt. Nieka nebus, draugai, čia reik droną kelt. Kai tokie vaizdai droną nepakels, būtų nuodėmė. Keliam dronų. Nu ką, mūsų drons ką daro? Kyl. Primeskit, meškę rykoti, kalną viršūnį atsinešti. Kaip jum vaizdelė? Kaip jum vaizdelė? Aš kalno karalis. Linkėjimai. O čia tai gerai. Gerai. Leidžiam droną. Nu va. Dronų pakėliu. Visai buvo nieka. Man patika, nežinau kaip tai atrodys. Bet buvo visai smaga. Žodžiu. Nešiotis meškerykoti. Ne žvejyba yra, nu, kažkas tokio. Bet tai faina, ką? Ar ne faina? Faina, viskas tai gerai yra. Tai va, bet eik savo. Įdomu, kaip matysis, kaip vaizdai. Dronas yra dronas, draugai. Meškerikotinis dronas eina savo. Aš savo pasižadėjau, jeigu paeis visas šits filmavimo reikals, reiks ir realų dronų kažkad pasimti. Bet dabar
kaip sakyta, aš negin dievą medin. Reikia išmokti pabiški šitas funkcijas, ką dabar darau. Pradėti normaliai kalbėti. Gal biški prastumt anglų kalbą, angliškai kalbėti. Man įdomiau lietuviškai, nes bajeriai geresni. Nu, angliškai, ką tu tam pasakysi juokinga? Ką tu gali anglų kalbą juokinga pasakyti? Cheers, mate, hey, mate, neįdomu. Bet lietuviškai tai labai juokinga. Reiks, tu gal anekdotų išmokti angliškų, žinai, ir labiau pradėti anglų kalbą daryti video. Matysi iš tikrųjų. Šiaip ir anglų normaliai būtų. Bet kad tie žmonės, kurie aš noriu, kad matytų tos video ir suprastų, ką sakau, man tiem žmonėm ir svarbu šitą kontentą daryti, o ne anglam. Nu, ta prasme, anglam irgi gerai, visam pasauliu gerai. Bet, vėlgi, matysim, draugelį. Gal subtitražus padarysi viskas. Su subtitrais. Telemundo presenta subtitrai. Ir Andriuks įtrasuojam. Na taip, aš ir keliautis kalnas. Būsiu prisūkęs video, tai valandos ilgumas spėj. Nes jau iš tikro truputį ir pavargau kalbėti su lazda. Su kuo tu kalbi? Su lazda. Tikiuosi bus garsas geras. Bet čia buvo garsas geras. Jau testavau savo kaimukį, savo tam miestelį, kur gyven. Tai garsas buvo švarus, labai geras. Ir dabar kuo toliau drylinu, kuo toliau treniruojas, nesąmonių kalbėjime, tuo labiau man gerai gaunas. Tai va, keep going, tęsim savo kelionės. Kelionių bus daug. Pažadu ir daugiau filmuos, daugiau kelsiu. Tik tas, kad kelimas trunka belia kiek ilgai. Bet laukiu, nes laukiu Kenijos, kai žvejot varys. Va, ten bus dabar vaizdų. Ir nardys, ir, žodžiu. Pamatysit, ką nematysit. Garantuoju. Pamatysit, ką nematysit. Tai va, tiek žinių daugelį. Adios, amigos. See you later, alligator. Čia vertimas iki pasimatymo krokodilė. Lipant žemyn. Eik tu savo. Jau pavargau. Koks iš manęs būtų alpinis? Čia nas buvo kilometras. Buvo beveik kilometro aukščio viršukalnė. Ir aš jau pavargau. Tai kaip aš Everestą pasieksiu? Bet spėju, Everestą aš neturiu tokio noro, net man nelabai patinkas. Šaltis man nepatinka. Spėju, apsiribosim Kilimandžaru. O Kilimandžarą tai tikrai reiks pasiekti. Ką Kilimandžaras? 5 km. Afrikos aukščiausia viršukalnė pasiekti. Čia Britanijos visi kalnai yra sudaužyti. Aukščiau, sorry mate, čia nieks neužaugina aukštesnių kalnų. Reik džiaugtis tai, ką turim. Aviukų šonus. Smagumėlis, bet vaizdelį, tai čia pelekas, kai leidėsi nuo kalno, tokį vaizdą prisižiūri, kad užteks visai savaitai, gal net ir 2. Lipi tokiais laiptais, padarytais, neaišku, kokių žmonių. Ėjo anglis įkrovė, visiems kažkas krovė, kad patogiau būtų. Bet kokio velnio jie ten į tą viršų norėjo lengvą priėjimą padaryti. Manau, čia valstybė kažkokį finansavo, kad
Nu tikrai padaryti gražų užlipimą žmonėm pasigrožėti. Nes vaizdai atsiveria, va, kaip tokia saulėta diena. Nerealus. Nerealus. Jūs patys matėte jau. Pakėliau droną dviejose geriausiose vietose, mano manimu. Tikrai, geriau jau tik tais Marsant pakelti ar Mėnulį. O čia su balta galvytė, visas juodas. Žodžiu, baltas ėriukas, juoda vilna. Čia toks unikumas. Nu kojas irgi baltas, pats rūdas. Gali pagalvoti. Kas galėjo pagalvoti, kad taip gali būti? Dar miauks. Bija gal manęs. O ką ten manęs bijot? Aš tai musės nenuskriaušiu. Mirti, ką bijot. Tikrai. Jo, bet lipt žemyn yra ką veikti. Jeigu esat bandę, jau matau nekšybę. Dėta šitą nekšybę paimsiu. Nu kaip ir sakiau, pradžioje, žinai, nepatinka man plasmasė ant kalno. Jeigu pamatau ten vieną kitą buteliuką, aš tiesiog paimu ir viskas. Išnešu ir išmetu pas save kur nors. Ta prasme, grįžęs namo į šitą šiukšlių dėžę išmetu ir visą arba konteinerį. Tikrai monsterį pakišti. Jau prasideda, žinai. Tik lengvesnis kelias ir slabakų pilna. Žodžiu. Ne, bet sugadina man nuotaiką. Toks angliškas stilius yra palikinėti tai, kad pasiemi tą ir palik gamtoj. Nu, tai žodžiu. Dėda šragelį. Nebeskombinkit man daugiau.